Tai labas rytas iš tikrųjų visiems. Kalbu į mikrofoną dėl to, kad įrašas vyksta ir kad galima būtų paprasčiau girdėti. Tai sveiki susirinkę į diskusiją. Kolegos, būsimi mokytojai, esami mokytojai su profesinė švente visų pirma. Pats irgi esu krimtęs būtent šitos mokslus, taigi pagal profesiją skaitausi mokytojas, tad labai malonu grįžti į gimtąjį universitetą. Fakultetas ne tas, baigiau istorijos fakultetą, bet pats pastatas ir pats universitetas tas pats. Prisistatysiu pačiai pradžioje, esu šios diskusijos moderatorius, Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos prezidentas Mantas Zakarka ir padėsiu šiandien kartu su nuostabiais diskusijos dalyviais padiskutuoti tokia įdomi tema. Jie paskutiniu metu diskusijų ir taip netrūksta ir kartais neturime atsakymų galbūt į tam tikros klausimus, tai aš tikiuosi, kad šie diskusijos dalyviai, kuriuos netrukus pristatysiu, gebės atsakyti, bus jums įdomus, o jums kiekvienam turiu užduotį, kad jeigu turite lapelį ar tiesiog turite gerą atmintį, nebijokite pasiruošti bent po vieną, o gal netgi ir du klausimus, nes tikrai turėsim galimybę tuos klausimus užduoti, bet kuriam iš čia sėdinčių diskusijos dalyvių į juos atsakyti. Jeigu bijote prisistatyti ar nenorite, kad matytų, kas tą klausimą uždavė, labai siūlau užrašyti ant lapelio ir per Mildą, kuris sėdi čia, atsiųsti man kažkaip iš dešinės pusės. Tai tada galėsim paklausti anonimiškai. Kolegos, bet kai klausim anonimiškai, nepamirškim, kad klausimai lygiai taip pat turi būti korektiški, gražūs, mandagus, tvarkingi ir taip toliau. Vis dėlto kultūra yra svarbu, ypač kai esam universitete ir dar ne bet kokiam Lietuvos edukologijos universitete. Taigi, diskusija mokytojas tarp skliaustelių nerekomenduojama profesija ir pristatau diskusijos dalyvius. Šiandien su mumis kartu diskutuos Seimo narys Vytautas Juozapaitis. Paplokim. Taip pat tema šiuolaikinis mokytojas, koks jis yra, projekto kūrybinių partnerysčių atstovė Ieva Kazlauskienė. Taip pat Lietuvos edukologijos universiteto dėstytojas, manau, studentams puikiai pažįstamas Mindaugas Nefas. Taip pat žurnalistas ir tema tėvai ir mokytojai. Kuo mes panašus? Kalbės Skirmantas Malinauskas. Taip pat turime ir moksleivių atstovę Justę Keturakytę. Ir viešosios įstaigos kuriančios bendruomenės atstovas Rygaudas Guogis. Kolegos, diskusija vyks labai paprastai. Kiekvienas iš diskusijos dalyvių atsakingai ruošiasi, padarė savo namų darbus ir yra pasiruošę po 10 minučių tam tikrų pranešimų pasisakyti, ar ne? Ir mes nuo to ir pradėsim tokio intro įvažiavimo, pasisakyti tam tikrą temą. Turime netgi 6 potemes, o jos visos susijusios su pagrindinė mūsų diskusijos tema. Po to keletas provokuojančių klausimų iš mano pusės, dėl to ir labai gera būti moderatorium, gali klausinėti, ko nori ir dar mikrofoną turi. O po to galimybė jau jums užduoti klausimus, paskui dar prašysim diskusijos dalyvių viską apibendrinti. Turim 1,5 valandos visą paskaitą gražaus laiko, tad man atrodo galim to ir pradėti. Ar ne? Galim? Gerai, puikiai. Taigi, pats pirmasis pranešimas ir suteiksiu garbę Seimo nariui Vytautui Juozapaičiui tema, kokia mokytojų kuriama pridėtinė vertė visuomeniai, valstybei.